Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandien apžvelgsime vienų pagrindinių žvejybinių baidarių su pedaliniam minimo sistemom gamintojų baidares. Tai reiškia, apžvelgsime būtent baidares, o tų baidarių vienodas dalis. Tai, kaip sakant, kas yra juose bendro: minimo sistema, sėdynė, vairavimo sistema, rankenos ir kad galėtumėm pasižiūrėti, kokie gamintojai kokias dalis deda į savo baidares. Tai apžvelgsime Hobby gamintoją, Pelican gamintoją, Amber Sport ir Galaxy Kayaks gamintoją. Galima pradėti nuo vairavimo sistemos. Tai pradėsim nuo Hobby gamintojo. Vairas plastikinis, prisuktas prie pačios baidarės. Vairo pakelimas yra su šniureliu ir specialia vieta rankai paimti. Reikia greitų judesių jį pakelti. Taip pat greitų judesių jį nuleidžiam į vandenį. Vairavimo sistema yra dedama ant kėdės. Tai yra, gali būti po dešinę ranką arba po kairę ranką. Labai paprastai nusiema su fiksatorium ir užsideda į kairę ranką arba į dešinę, kaip jums yra patogiau. Pelican gamintojas neturi vairo pakelimo nuleidimo sistemos, jį galima nusileisti iškart įlipus į vandenį arba irklo pagalba, o pasikeliame jau grįžę į krantą rankiniu būdu. Yra vairo fiksatorius kelioniai, kad jisai netabaluotų. Pats vairavimas taip pat vyksta su rankenėle, jį gali būti po dešinę ranką arba po kairę ranką. Atsisuka varžtukas, sistemą ištraukiam, įsidedam į kairę pusę arba į dešinę. Toliau prieisime prie Amber Sport gamintojo. Vairas yra po kairę ranką vairavimo rankenėlę. Vairo pakelimo nuleidimo mechanizmas yra po dešinę ranką. Mes su ranka pakeliam, užfiksuojam ir kai norime, vairą truktelim ir nuleidžiame į apačią. Ir Galaxy Kayaks. Galaxy Kayaks taip pat vairuojamas po kairę ranką rankenėlę. Ir pakelimo nuleidimo mechanizmas taip pat yra po dešinę ranką. Pakeliam, užfiksuojam ir nuleidžiam. Apžvelgėme vairavimo sistemas ir dabar apžvelgsime sėdynės. Galaxy Kayaks yra metalinio rėmo aukšta sėdynė, reguliuojama su dirželiais, metalinė sagtimi, prisukta su varžteliais dirželiai, kad jie laikytųsi. Jis yra sukama į specialią konstrukciją ant bėgelių. Tai mes atleidžiam konstrukciją, galima stumdyti sėdynę pirmyn atgal per bėgelius, ją ištraukiam ir galima padėti dviem aukščiais. Periname prie Amber Sport baidarių. Tai baidarės yra rėmos, taip pat kaip ir Galaxy reguliuojamas metalinė sagtele ir dirželiu. Čia pritvirtinta yra tiesiai prie rėmo su plastikiniu laikikliu ir metaliniu žiedu ir jos reguliuojasi per bėgelius. Yra truputį paprastesnė sistema, greičiau naudotis, stumdom pirmyn atgal ir su dviem varžtais priverčiam. Pelican gamintojo baidarę. Turime sėdynę, jinai yra fiksuota vienoje vietoje, ją galima išimti ir įdėti. Taip pat aukšto rėmo tinkleliu, yra patogi. Visos žvejybinių baidarių sėdynės yra itin patogios, jos pritaikytos būti ilgam laikui vandenyje. Ir įfiksuojam. Reguliuojamas taip pat su dirželiu. Pelicanas deda plastikinę sagtį, ne metalinę sagtį, priversta tiesiai prie rėmo su varžtu. Paskutinis Hobby baidarės sėdynė. Tai kai nuimam rankeną, taip pat yra podelio laikiklis, jisai irgi nusijama labai paprastai, jis gali būti po dešinę ranką arba po kairę ranką. Reguliuojama yra su dirželiu ir plastikinis žiedas. Pati sistema yra prisukta varžtais prie rėmo, tinklinė medžiaga. Išsiema paprastai yra du gumų laikikliai iš galo ir prisisega sėdynė prie specialių kilpų priekyje. Labai paprasta sistema.
Pakeliam, sėdynę nusiema ir ją užlenkiam čia. Taip pat vairas pakelimo sistema kabinasi prie sėdynės. Tai va, turime sėdynės ir dabar perėsim bene prie svarbiausio momento, tai yra mynimo sistemos. Hobis yra pradėjęs pelekinių mynimo sistemų erą ir jie patys pirmieji pradėjo pasaulyje gaminti savo mynimo sistemas. Jis yra labai paprastai ištraukiamos ir minamos. Labai lengvai minasi, labai tyliai minasi. Jos galima pakeisti, kad plaukti atbuliniu arba į priekį. Jeigu norim plaukti atgal, apsukam vienu patraukimu pelekus. Jeigu norim į priekį, apsukam į priekį. Yra grandinės su metaliniais troseliais. Viskas yra pakankamai paprasta. Užfiksavimas, įdėjimas irgi labai paprastas. Pelikan sistema labai panaši į hobį, išėmimas irgi labai panašus, tik reikia rankiniu būdu užfiksuoti, kai įdedam, hobis užsifiksuoja automatiškai, mynimas lygiai toks pat, yra ant grandinių, metaliniai troseliai, sistema pakankamai panaši yra, truputį sunkesnė ir įstatymas yra labai paprastas, įdedam, užfiksuojam rankomis ir minam. Visos sistemos yra tiek hobby, tiek pelikano, amberio ir galaxy reguliuojamas per 7 ilgius, todėl sėdynės reguliavimas pirmyn atgal nebūtinai yra reikalingas. Jeigu jūs turite ilgesnės kojas, tiesiog nustumėt pedalus į priekį ir galit tokią pat amplitudę minti ir tokiu pat greičiu judėti į priekį. Amber Sports pedlekai fiksuojasi 2 rankinėlėm, jas pasukam, ištraukiam ir minam. Sistema, sakyčiau, yra viena iš lengvesnių svorio atžvilgių, labai panaši į hobio svorio atžvilgių. Viskas yra ant grandinių, metalinės troseliai suveržta, 7 padėtis ir įstatymas taip pat įdedam ir užfiksuojam. Ir Galaxy Kayak mynimo sistema, tai ji išsitraukia truputį sudėtingiau nei kitos sistemos, tik skirtingai nei hobby, pelikan ir Amber Sports yra ne ant troselių, o ant krumpliaračių. Todėl sistema pati yra sunkesnė ir greičiausiai ją reikėtų dažniau sutepti. Ir kadangi yra atviri krumpliaračiai, manau, jeigu papuls biškį smėlio ar kokių akmenukų ar kitų pašalinių daiktų, gali pradėti strigti. Bet tikėtina, kad gali būti tvirtesnė. Dėl įstatymo yra taip truputį sudėtingiau įstatyti ją. Vandenyje dėl to gali būti kažkiek nepatogumų, bet taip pat gera sistema. Tikiuosi atsakiau į pagrindinius mums užduodamus klausimus, kuo skiriasi baidarių vairavimo sistemos, kuo skiriasi mynimo sistemos. Sėdynės tai yra pagrindiniai akcentai, ką jūs naudojate ir kas yra svarbiausia baidariai, o po to jūs pagal aksesuarų kiekį ir panašiai galite išsirinkti baidarę pagal save, pagal dydį, plotį ir panašiai keliamąją galią. Taigi, tikiuosi, klausimų liko žymiai mažiau ir susitiksime kitose video.